Labą dieną, su jumis Korpis 73, kol jūsų nebuvo pastačiau garažo pusę korpuso. Automatinės garažo uždarimo sistema nelabai sėkminga, tad nežinau, ką daryti. Kažkoks keistas man garsas dabar. Nieko tokio. Aš pasidarysiu dabar garažą be to automatinio uždarimo. Bet man tiks ir be jo. Gerai. Darom pirmiausiai tokį kaip ir korpusą. Garažas tikrai bus geras, labai aukštas, jis bus 2 aukštų. Na va. Klausimas, ar dėti langus, nežinau, aš tai nedėsiu langų, garaže bus tam tikros mums pasiekiamos lempos, kurias mes galėsime įjungti nulenkus virtį. Vienu svirties nulenkimu įsijungs absoliučiai visos lempos, o išjungus svirtį visos lempos išsijungs. Apšvietimą garažų turbūt teks daryti kitam epizode, nes, įsakant, anas epizodas, kurį kūriau, tai nebuvo labai sėkmingas. Tai va. Pastatysime garažą 2 aukštų, kaip minėjau. Antram aukšte bus atskira apšvietimo sistema. Garaže bus darbastalis, priekalas ir kiti tam darbui skirti reikalai, kurie bus labai reikalingi. Čia garažas, taip. Kodėl statau aš iš plytų? Todėl, kad iš plytų labai gražiai atrodys, o tvartą, nes ir tvartas bus iš plytų, tik šito vidus bus iš cobblestone, nes ten gali būti atliekami įvairūs bandymai. Taigi va, nusistatau dienos režimą. Gerai. Na va. Čia. Padarysim garažą visą. Kai sakiau, dengsim stogą. Stogo dengimas bus kitas pats kaip ir namo stogo dengimas. Iš stauno. Bet galima ir iš kitaip daryti. Žodžiu, man labiau patinka vienodai. Gerai. Matot, jau pusę garažų kaip ir yra, mums liko dar 7 minutės. Gerai, spėju, kad spėsiu pastatyti ir dar vidų truputį įkursim. Kaip su rūsiu, tai nežinau, galima statyti, galima nestatyti rūsį, bet aš tai rūsį statysiu. Nes rūsy gali būti kasyklos, daug kas gali būti rūsy gali būti sodinama javai, bet, augalai visokie. Aš galbūt darysiu rūsį tam, kad auginti kakavmedžio sėklas. Rūsy bus apšvietimas ir padėta, kad augtų. Mediena speciali, ant kur auga ant jos tik tai. Gerai.
ten bus drėgnumo, aš padarysiu, kad būtų drėgna, tai yra paleisiu tam tikrą, kad bėgtų vanduo į tokį, kaip sakant, bėgtų į griovį bus vanduo. Taip. Taip, tai viską darom kaip reikia. Taip. Kodėl statau iš plytų? Plytos iš plytų statomi namai. Daug kas statoma iš plytų. Tad aš plytų pasirinkau. Galima statyti garažą. Aišku, palaukit. Taip, aš galbūt įkelsiu naują. Kai baigsiu šitą visą filmą, pradėsiu kelti naują tobulą namą. Tai naujas tobulas namas bus biški kitoks, su palėpė, nuožuliniu stogu ir garažas nebus jau toks didelis. Čia maždaug garažas tai primena laboratoriją, žinot kas tai yra, o tai yra, kur atliekami įvairūs eksperimentai. Taip, mums liko 4 minutės, spėsiu uždengti stogą tik tai. Kitam epizode mes turbūt darysim vidų ir daugiau nieko nespėsim. Ir galbūt dar apšvietimą spėsim kažką tokio. Gerai. Viskas kaip ir baigta. Tik stogo reikia. Gerai. Stogą galim kloti belę kaip taip. Mums liko 2 minutės. 2 minutės man atrodo, kad aš galbūt gali būt, kad nespėsiu. Nors gal ir spėsiu, nežinau. Oi. Mums liko 1 minutė. Taip, jei nespėsiu, tai su jumis buvo Scorpis 73. Įkelsiu daugiau epizodų, maždaug bus 20. Negaliu, gal bus truputį mažiau, nes aš labai tingėsiu. Tingėsiu 20 žodžių, kad viskas dar bus pastatytas tvartas, šitas garažas, tvartas ir laukiniai. Ir tie lauke augantis augalai bei javai, arbūzai, šilknomis dar bus. Gerai, kai viską pastatysiu, tai turėtų maždaug būti, daugiau epizodų. Bus ir tvartas, mums liko 20 sekundžių. Taigi baigsim šitą dalyką statydami. Iki jau sakau, nes mums liko dar 5 sekundės iki.